Dabar čia. Sveikas, profesoriau, džiaugiuosi, kad radau jūs. Čia yra žalionėlė, Betigalytė. Atvežė jum jaunystės ir vaikystės pėdas iš Saugos, kur skaidrų šaltinėliai dabar dar tebeteka. Nu, kaip važiavot, kelias slidus labai turbūt. Kelias slidokas. Nu, įeinu į jūsų šventovę, prisiminti vaikystės. A dabar skaičiau, kad Betigališkės moteris išgyvena. Po 103, vienas Dryžionyse 103, 105. Taigi mano teta Konstantino Rupeikos. Tai buvo 104 metų. Ant Dubysos gyvena matytos brastos Dubysiškės. Betigališkė dainingas kraštas. Žirgelis lankoj, jodelis lankoj, žiūrkia mano mergužėlė, pasidėliam, verkia mano mergužėlė, dar iš to sakinio archyvų dar atkasėt kokią dainą, kuri jūs žavėtų, kad būtų galima raižinį daryti. Tai vat aš vis dabar galvoju. Sumanimo atsargoje yra turbūt. Galvoju, nežinau, dabar vis pas manęs koks mažas epidėlis. Nu, man patink tokį. Beauštantį aušrelę, betekantį saulę. Kelk seserėlę, mano viešnelę, ar tu dar neišmiegojai? Ir taip toliau, taip Labas. Čia patikrinti reikia, tu čia taip ilgai neįsileidai. Reikia ilgai laikomės kėdės, kur nors čia Va, atiūdas. Ką jūs įdomus klausimas? Įdomu, aš noriu, kad atiūdas, kad nebūtų nuostabu. Kai užbaigtas kažkaip nuobodu gaunasi. Mes tai ypatingai mėgstam. Bet ir gražu grafikai. Krasauskas, žiūrėk, kiek visą laiką per šitą visą ciklą darydavo. Bet jūs savaip, savo turi skonį, savo požiūrį, reiškia. Gal šiek tiek rūbentiško tipo, tiesa? O kiekvienas turi savo. Reik moteriškas dušės. Jaunųjų kokiais. A ot čia šitas nestovi vietą, jis eina. Grafika eina ir eina su gyvenimu. Skripka kita, tai ką žinau, skripka kita kas nors padarė, smuiką. Ir ar jis reikalingas išrasti kitas smuikas. Taigi. Tai vis tiek, bet tas rodo visumą. Žinau, jį nevažinau, aš suprantu. Tai tarės kitų. Ką? Kamštelė.
Kaip aukso liktorėlį, ten stovėjo sena močiutė, ant dvarelio išėjus. Ten stovėjo sena močiutė, ant dvarelio išėjus. Jūs vardelius